Sveiki visi! Jūs žiūrite kanalą Bitai ir Baitai. Tai 93 pamoka, kurios metu mes kalbėsime apie daugiau nei vieną catch bloką. Prieš pradedant, prašau paspauskite mygtukus like ir subscribe. Įsivaizduokite, pas mus yra užduotis. Mes turime iš failų nuskaityti skaičius ir paskaičiuoti tų skaičių vidurkį. Skamba labai paprastai. Ir taip pat pas mus yra failas data.txt, kur yra visi skaičiai. Paleisim kodą ir pažiūrėsim, ką gausim. Ir kaip matote, pas mus išeina teisingas atsakymas, tai 3. Bet kas bus, jeigu tarkim pas mus nebus failo? Matom, data2 failo tokio nėra ir mums sako, kad toks failas nerastas, file not found exception. Ir viskas toliau kodas nėra vykdomas. Ir galutinis vartotojas, jeigu mes darysim ne konsolinį projektą, o kažkokį projektą su WinForms arba VPF, tai nepamatys pranešimo apie tai. Tai mes turime tą exceptioną pagauti ir kažkaip pranešti vartotojui apie tai, kad failas neegzistuoja. Tai pabandysime tai padaryti. Mes lygiai taip pat kaip ir praeitos pamokos metu viską įdedam į try bloką, o būtent tą kodą, kuris gali mesti mums kažkokį exceptioną. Ir toliau, jeigu exceptionas įvyks, mes jį bandysime kažkaip pagauti. Iš praeitos pamokos jūs jau žinote, kad mes galim pagauti exceptioną ir išvesti pranešimą apie tai, kas ten įvyko. Ir dabar jūs matote, mums pasako, kad negali rasti data2.txt pagal tokį pathą. Tai viskas kaip ir ok. Mes pagavome tą exceptioną. Bet pas mus gali būti specifinis exceptionas ir ne visada pagal pranešimą mes galim tai suprasti. Ir geriau gaudyti būtent tą exceptioną, kurio mes galim čia sulaukti. Tai kaip jūs matote, mes čia galim pagauti exceptioną file not found. Tai pabandysime pagauti būtent tą exception. Ir kaip jūs matote, mes galim parašyti daugiau nei vieną catch bloką ir viskas pas mus veiks. Dabar paleidžiam kodą ir matom būtent tą pranešimą, kuris pas mus ir buvo parašytas. Tai reiškia, kad suveikė tas catch blokas, o ne tas catch blokas, kuris pas mus buvo žemiau. Ir atkreipkite dėmesį, kad file not found exception tai yra klasė, kurią paveldė iš IO exception, o IO exception savo atveju paveldė iš system exception, o system exception paveldė iš paprasto tipo exception. Tai kaip jūs suprantate, exception tai yra klasė, iš kurios mes galim paveldėti ir sukurti kažkokį savo exception tipą. Bet apie tai mes kalbėsime vėliau ir visi exceptionai, kaip jūs pamatysite, paveldė iš exception bazinio tipo. Tai tokį catch bloką mes rašome tik tada, kai mes nežinome, koks pas mus exceptionas gali ateiti. Arba pabaigoje po visų kitų catch blokų, jeigu pas mus ateina kažkoks netikėtas exceptionas. Mes galim pastebėti, kad gali įvykti dar viena bloga situacija. Tarkim, pas mus faile vietoj skaičiaus bus kažkoks simbolis. Ištaisysime mūsų kelią ir paleisim dar kartą kodą. Ir kaip jūs matote, mums sako, kad neteisingas pas mus buvo inputas. Mes galim pagauti ir tokį exception. Tai mes pasakysime, kad gaudam dar vieną exceptioną. Ir galim pasakyti, kad pas mus ateina format exceptionas. Ir mes tada išvedam pranešimą apie tai, kad pas mus buvo neteisingas formatas. Ir tą pranešimą išvedamą ekraną mums sako, kad invalid format, please check file content. Dabar truputį pakeisim kodą. Pasakysime, kad pagal nutilėjimą tas masyvas pas mus yra tuščias, naudojant array empty. Ir po to, jeigu pas mus tas lainis iš tikrųjų yra tuščias, tai ta eilutė pas mus ir nesuveiks. Ir čia mes sukursime tuščią masyvą iš into. Padarysime average irgi kaip intą, nes su doublais tos problemos nebus. Ir padalinsime dabar mūsų average iš num length. Ir paleidus kodą, mes matome, kad pas mūsų vyko klaida attempted to divide by 0. Ir tą exceptioną mes irgi galim su jumis pagauti. Ir jeigu mes bandom dalinti iš 0, tai reiškia, kad ten kolekcijoje pas mus nėra nei vieno elemento, ir mes pasakysime, kad sequence is empty. Ir paleidus tą kodą, mes ir gaunam atsakymą sequence is empty. Tai priklausomai nuo to, kokia problema pas mus įvyko, mes atitinkamai galim tą erorą ir apdoroti, pagauti skirtingose catch blokuose. Ir kaip tie catch blokai veikia. Kai mes metam kažkokį exceptioną, mes einame nuo viršutinio žemyn ir žiūrim, ar tipas exceptiono atitinka. Kai tik mes randame atitinkamą tipą, tai mes einame į tą catch bloką. Tai būtent dėl to mes negalim bazinį tipą parašyti aukščiau negu kažkokį išvestinį tipą. Jeigu mes mesim, tarkim, čia file not found exception, įeisime į pirmą catch bloką, pastebėsime, file not found exception, tai yra exceptionas ir mes čia įeisime ir be jokių problemų bus įvykdytas pas mus tas catch blokas, o ne kažkoks kitas blokas.
Ir kaip jūs matote, tas pranešimas mums apie tai ir pasako. Tai dėl to mes turim tą bloką parašyti truputį žemiau. Jeigu mes rašytumėm su C++, o ne C#, tai ten taip galima parašyti, tas kodas bus sukompiliuotas, bet mes būtent tą erorą ir gausim, kad viskas eina į viršutinį bloką ir niekada nenusileidžia žemiau. Ir taip pat, kiekvienas iš to exception turi kažkokią papildomą informaciją apie tai, o kas įvyko ir koks ten buvo kontekstas. Tai kaip mes rašym čia exception, tai mes visur taip pat ir galim parašyti. Tai kaip argumento pavadinimas. Ir tą exceptioną mes kažkaip galim pritaikyti. Tarkim, jeigu tai file not found exception, mes galim gauti failo pavadinimą, kuris buvo ieškojamas. Taip pat kiekvienas iš exception turi message, jis ateina pas mus iš tėvinės exception klasės ir taip pat pas mus yra stack traces. Stack traces mums parodo, kur pas mus įvyko klaida. Kurioje eilutė, kurioje funkcija. Buvo iškviesta trečia eilutė funkcija readall text. Readall text savo atveju kvietė validate args and open path, po to choose strategy core ir taip toliau. Tai mes matom, kiek funkcijų mes iškvietėm ir kurie būtent funkcija buvo mestas tas exceptionas. Tai mes gaunam atgal visą call stacką. Jeigu mes čia parašysime dar papildomą funkciją, tai matysime, kad ne tik main funkcija įvyko klaida, bet toje funkcija, kurią kviečia tą readall text. Ir tas stack traces priklauso jau exceptionai. Ir iš kiekvieno exceptiono mes jį galim gauti. Format exception turi lygiai tos pačius dalykus. Lygiai taip pat kaip ir divide by zero exception. Ir čia priklausomai nuo to, koks exceptionas pas jūs įvyko, jūs galite atlikti vieną arba kitą veiksmą. Kažkaip tinkamai apdoroti tą exceptioną ir padaryti taip, kad programa pas jūs toliau veiktų teisingai. Arba tą exceptioną galima bus perduoti kažkur į viršų. Apie tai mes irgi kalbėsim. Jei norite užsakyti pamoką, galite tai padaryti paspaudus pirmą nuorodą video aprašymą. Ačiū, kad žiūrėjote, lauksiu jūsų kitoje pamokoje.